Mūsų studijoje bendrovės Romnesa vadovas Romualdas Pulis, kuris netrukus pristatys produktą visiems Lietuvoje gerai žinoma, bet turės įrodyti, kodėl būtent jo įmonės produktas yra išskirtinis ir vertas nacionalinio gaminio vardo. Prašau, pristatykit savo produktą. Labas vakaras, garbi komisija, labas vakaras Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Man tikrai didelė garbė pristatyti tautinio paveldo, kulinarinio paveldo Lietuvoje produktą šakotį. Ir manau, aš stengsiuosi šį vakarą įrodyti ir komisijai, ir žiūrovams, kad mūsų įmonės indėlis į šį paveldą yra didžiausias Lietuvoje ir tikimės kuo aukščiausių vertinimų. Aš manau, tai nėra produkto ekonominė vertė didelė Lietuvai, bet tas Lietuvos pažinimas pasaulyje, ką mes esame padarę, ką mes pristatome ir kitiem gamintojam, tai bendrai yra tikrai didžiulis dalykas ir manau, kad visi keliaujat ir ne vienam teko vežti tą šakotį, jį mielai visi valgo, gyrė, ypač jeigu nereikia už jį mokėti. Tai mes pirmieji iš Lietuvos buvome parodoje Anuga Kiolne, tai maisto produktų paroda numeris 1 pasaulinio lygio. Ir nuo to laiko mes pradėjome jį reklamuoti, pristatinėti kaip lietuvišką produktą. Mums gal nepasisekė su eksportu išeiti tas šalis, bet tikrai žinomumą savo įmonę, savo vardą, mes tikrai savo tikslų pasiekėme. O Lietuvoje šakočiai vis dar populiarūs, dar žmonėm neatsibodo, dar perka. Kaip auga jūsų pardavimai? Nu, žinot, šitais laikais klausti, kaip auga. Kiek parduodat palyginti su tuo, kai pradėjote su įmonė kepa šakočius nuo 97 metų? Tai jau nemaža patirtis. Jo, pirmoji pradžia mes kepėm duonos gaminius, turėjome apie 4 tonas į parą ir pradėję šakočius, į mėnesį mes jų pardavėm 32 kilogramus, o rekordas pardavimų tikriausiai tuos gerus metus prisimetat 7 metai, gruodžio mėnesį 76 tonos. 76 tūkstančiai, tai čia jeigu čia pusė oro, tai jeigu įsivaizduojate, tai kažkur tai 20 fūrų. Plus mūsų tai įmonėlė mažytė, Ignalinoje kaime ir tai rankų darbas, tai aš manau, kad pasiekimas nėra blogas. O kiek kiaušinių reikia sunaudoti, kad iškeptų štai toksai šakotis, kuris čia priešais mus stovi? Faktiškai kiaušiniai pas mus jie matuojami ne vienetais, o kilogramais. Tai jeigu konkrečiai į kilogramą, tai kažkur pusę kilogramo kiaušinių. 550 gramų, nes yra sunku pasakyti, kiaušinis sveria ir 55 gramus, gali sverti ir 20, taip kad būtų tokių tikslių. Komisija, kokių turite klausimų? Ar čia dar kyla klausimų dėl šakočio? Etiketėje parašyta, kad jo galiojimo terminas yra 4,5 mėnesio. Kaip įmanoma? Tai čia tik saviem. Reiškia, faktiškai jo galiojimo laikas yra ilgesnis, bet kad jo neužlaikyti prekybos tinkluose, mes, reiškia, turim teisę 6 mėnesius rašyti, rašom 4, nes organoleptinės savybės jo vis vien keičiasi. Priklausomai nuo aplinkos, jis yra sausas produktas, pritraukia svetimų kvapų, yra dėl to pilnai užtenka mums to. Kai mes vežame, daleiskim, į Ameriką, kažkur mes rašome 6 mėnesiai. Bet kaip jūs ją pasiekėte? Tokią ilgą vartojamojo trukmę? Su geros gamybos praktika ir su natūraliu konservantu, šiuo atveju yra cukrus. Kadangi cukraus kiekis yra nemažas, puikiai gal atsimenat, kaip mūsų močiutės virdavo uogienę, dėdavo tik cukraus ir tą uogienę prisiminę mes valgydavom už 5 metų be jokių problemų. Tai toks kaip konservantas yra saldiklis cukrus. Kvapniosios medžiagos. Kokios tai medžiagos? Kaip pasakyti, tas etiketės, vadinkim, šiai dienai tos kvapniosios medžiagos nėra naudojamos. Šiai dienai. Dabar tai jame nėra kvapnių medžiagų, bet parašyta. Bet jisai kvepia visiems gerai. Bet kokios kvapniosios medžiagos yra natūralios dedamas į bumbą? Anksčiau buvo naudojamas vanilinas. Vanilinas. Bet mums išėjus į pasaulinės rinkas buvome išauklėti ir to išmokė atsisakyti, vadinkim taip. Ar jūs išskiriate produktą, kurį gaminate eksportui, ar produktą, kurį Lietuvoje? Šita etiketė buvo ruošta prieš 8 metus eksportui ir, reiškia, dar pas mus netgi nebuvo tos dėžutės gamintojų, jinai daryta dizainas, o čia tikriausiai reklamos atstovom bus įdomu, dizainas darytas Latvijoje, spausdinta jinai Švedijoje. Dabar šiom dienom mes jau suprasdami sunkią Lietuvos ekonominę padėtį, grįžtame į Lietuvą, nes jau irgi kas liečia reklamos gamintojai, spausdintojai tikrai pasiekė lygį ir kur mes galime spausdinti. 100 gramų šakočių suvalgiau, kiek kalorijų gavau? Aš žinokit, niekad nesakau 100. Jūs žinot, kaip mes į Ameriką eksportuojam, net ten yra ozais, porcijom. Tik 100. Aš moterims sakau taip, žinokit, tik 7 kalorijos grame.
O taip, tai 616. Ar jūs jau dauginkitės? Taip, tai yra maistingas produktas, bet patikėkit, tai yra tą mes paveldėm iš savo protėvių. Tai čia medkirčiams skirta, ar ne? Medkirčių moterim. Ne. Žinokit, visokių specialybių turėjau, medžią dar nekirtau. O kodėl gėdinatės to nacionalinio tautinio paveldo? Mes gėdinamės. Nes niekur nėra parašyta, iš kur man žinot. Kodėl nėra didelio... Mes negalvojame, mes nerašome, mes kitais gal kanalais ir kažkaip tai mes apie savo tautą buvom geresnės nuomonės. Nes, pavyzdžiui, eksportui skirtas produktas, tai tikrai turėtų būti kažkokia nuoroda į ypatingą lietuviškumą, į unikalumą ir taip toliau. To gal mažokai yra. Matot, kas yra, jeigu žmogus turi veidą gražų, jį dar rašyti ant jo aš gražus, nematau iš ten didelio reikalo, jisai iš savęs yra gražus. Tai čia nieko nelabai pakeisite. Bet ką ant jo rašyti, kad aš gražus produktas, kad tautinis paveldas, taip mes priklausom kulinariniam paveldui europiniam tinklui, ten mes jį reklamuojame, bet iš savęs, aš manau, kad... gal, pagalvosime. Bet... Jūs minėjot, kad natūralu, kad sunkmetis įtakoja taip pat ir pardavimus vidaus rinkoje. Ar jaučiate, sakykime, išaugusi poreikį rinkose kitose, tai yra tose rinkose, į kurias eksportuojat? Žinokit, tai tikrai yra daugiau eksportas dėl to pasakyti, kad eksportuojam, o ne dėl kiekių. Problema yra ta, kad jisai visiems įdomus šventėms, kaip jis įdomus ir Lietuvoje. Jeigu gruodžio mėnesio pardavimai, jie yra 7 kartus didesni negu vidutiniškai metuose. Tai mūsų galimybės ten parduoti jiems tokius kiekius, kai čia ne naujametinis žaisliukas, tai yra rankų darbas, jo nei sandėliuosi, tai todėl mūsų pardavimai yra labai maži ir jie neįtakoja įmonės ekonomikos, o jų pardavimai krito, vadinkim, taip pas mus, kadangi tas produktas yra rinkoje netgi tarp konkurentų, kur gal minusas, bet jisai yra brangiausias, pardavimai krito per pusę, bet mes tą veiklą pakeitėm kitomis veiklomis ir bendra įmonės apyvarta krito apie 20%. Manau, kad kaip kaimo gerai. Dėkoju, tai komisijos prašau įvertinti ir priminsiu, kad kiekvienas komisijos narys vertina gaminį pagal 2 kriterijus. Pirmasis tai produkto ekonominė vertė, antrasis produkto išskirtinumas ir kiekvienoje kategorijoje komisijos narys produktą vertina maksimaliai iki 20 balų. Tai, ponia Aiste, kiek jūs vertinate šitą produktą pagal jo ekonominę vertę? 10. Pagal produkto išskirtinumą? 15. Pone Jauniau, kaip jūs Aš vertinate? duočiau aukso viduriuką, tai būtų 10 už ekonominę vertę. Na, o gamintojui aš siūlyčiau vis tiek pagalvoti, jūs sakot, gražus veidas ir nereikia nieko rašyti, bet vis dėlto pirkėjas, nesvarbu kiek gerai jisai žino pačią prekę, vis tiek priimdamas sprendimą jisai remiasi tam tikrais atributais, kurie yra būdingi produktui. Tai dėl išskirtinumo aš irgi laikyčiau, kad jis nėra labai išskirtinis rinkoje nuo savo konkurentų. Duočiau irgi 10. Ačiū, ponė Rimvydai, kaip jūs vertinate ekonominę šio produkto? Bandžiau suskaičiuoti pagal tuos skaičius, kurie čia pateikti, tai per metus beveik 1000 tonų šakočių. Kai įsivaizduoju šitokį kalną, kuris ne parodai gaminamas, o pardavimui, tai ekonominę vertę vertinu 16. Na, o išskirtinumo, tai nežinau. Mačiau šakotį, kai mažas buvau, pasenau irgi matau, tai čia didelio išskirtinumo neįžvelgiu, tai tik 4. Pone Zita, kaip jūs vertinate? Taip, ir aš prieškingai, jeigu išskirtinumą, aš ir akcentuoju tai, kad jeigu jis tikrai daromas tik iš tų komponentų, be jokių tų yra priedų ir su gera gamybos praktika ir su visu tuo galima išgauti tokį ilgą vartojimo trukmę, tai išskirtinumas, va čia lyginant su kitais šakočiais rinkoje, aš duodu 12 balų, o už tai, kad ir ekonominė vertė, kad yra, man patinka tas būtent edukacinis indėlis yra, pristatymas duotų 10 balų. Ačiū, ponia Tomai, kaip vertinate jūs? Ekonominė vertė 10, o išskirtinumas iš tikrųjų kategorija labai išskirtinė, bet kategorijoje išskirtinumo truputėlį trūksta, todėl 8. Komisija bendrovės Romnesos šakotį įvertino pagal ekonominę vertę 56 balais, pagal išskirtinumą 49 balais. Kitą savaitę pristatysime dar vieną produktą pagamintą Lietuvoje.